Taip, pagaliau pavyko man nupjauti tą korpusą, tai reiškia, kaip dabar matote, korpusas yra, sakykime taip, perpjautas per pusę ir iš vienos pusės pas mus reikutės davestos iki centro ir nuo centro iki, sakykime taip, šono, ne, reikučių dabar trūksta ir atsiradęs tas, sakykime taip, plyšys, kuris bus uždaromas iš kitos pusės. Prasideda šiek tiek kitas etapas. Aš tiesą pasakius, 2 reikutės jau nuo to momento sukliavau, nes dabar ką tik pasibaigė šventinis periodas ir vis tiek labai sunku atspirti pagundai ir neatvažiuoti nors ir pusvalandžiui kiekvieną dieną ir užmesti vieną kitą reikutę. Šis klijavimo etapas kardinaliai skiriasi nuo viso kito klijavimo proceso, nes jeigu atsimenat, kai mes ėjom iš to krašto, mes reikučių galus tiesiog palikdavom laisvus, mums jų nereikėjo nupjauti. Tai dabar tokios prabangos jau nėra ir kiekvieną galą reikia maža to, kad pripjauti, bet ir suleisti arba įleisti į tą likusį kampą. Tai mums reikia pagauti kampą, mums reikia pagauti, tai gaunasi 3 ašys, kurios mums reikia pagauti. Ir visuomet tai yra, neegzistuoja jokio džigo, tai visuomet yra daroma individualiai iš akies, taip sakant. Mano problema yra tame, kad jeigu atsimenat, mes reikutės klijuojame, nes aš neturiu pakankamo ilgio ir šitoj vietoj pas mus reikalingų reikučių ilgis trumpėja, bet nepakankamai tam, kad man nereikėtų jų klijuoti. Tas procesas įgauna papildomą sudėtingumo laipsnį, nes maža to, kad tu turi pripjauti iš abiejų pusių, tai reikia dar ir suklijuoti. Čia gaunasi vėlgi žaidimas toks, kuris labai stipriai prailgina tą visą procesą, nes pripjauni, pamatuoji, palieki, paėmė kitą. Žodžiu, yra niuansų. Ką darysim dabar, pabandysiu jums parodyti, kaip pripjaunama yra reikutė ir toliau aš tiesiog rinksiu korpuso iki galo, tol, kol neparodysiu jums, kaip atrodo mūsų whisky plankas. Tai yra paskutinė reikutė, kuri įklijuojama į patį centrą, bet iki to mes turim dar kokias 4 dienas tam, kad pasiekti to whisky planką, tai aš kviečiu jūs prisijungti prie mano kompanijos ir šiek tiek paklijuoti kanoją. Važiuojam. Paimam tą reikutę, kuri yra pas mus 4,60 berods ilgio ir bandom primatuoti ir pažiūrėti, kiek mums trūksta. Tai vat tokiais atvejais man visuomet kraujuoja širdis, nes jeigu mes pamatuojam nuo šito krašto iki pat pabaigos, tai trūksta mums viso labo kokių 2 centimetrų, kad čia būtų tinkamas užbaigimas, o tai reiškia, kad mums reikės ją pjauti ir klijuoti. Dabar niuansėlis yra toks, kad aš čia pradėjau dėti į vidų šiek tiek kitokio rašto ir spalvos reikučių šitam krašte. Čia buvo, tarkim, vadinkim, bus raudonos ir baltos. Tai va čia yra raudona, balta, balta, raudona. Nu ir žodžiu, čia eina toks šiek tiek kitoks raštas, sunkiai pastebimas, bet mes norim, kad iš šitos pusės būtų šioks toks veidrodinis efektas. Tai raudona priklijuota, dabar eina baltos spalvos. Nu va, dabar pas mus prasideda linksmoji dalis. Aš turiu beveik viso ilgio reikutę. Šitą mes turėsim suleisti ir suvesti su priekiu, o galas bus atitinkamai nupjautas, bet pjausim galą jau tik tai tada, kai suleisim pirmą galą, žinosim tikslų ilgį, parinksim dar vieną reikutę prie šitos ir tada jau darysim tą vadinamą scarf joint sujungimą. Koks planas yra? Dabar žiūrėkit, štai taip realiai atrodo mūsų kampas. Ne? Čia viskas lygiai nupjauta, čia lygiai kraštinė, čia kraštinė vis dar su greveliu. Kažkokiu būdu šita reikutė turėtų čia atsistoti. Pradžiai reikia ją pridėti prie šito krašto, kad matytųsi, kurioje vietoje jinai prasideda. Tai taip. Toliau pamatuojam, kurioje vietoje jinai kertasi su anu bortu. Kraštas bus vienas čia by default, taip sakant, o su linija jinai kertasi pas mus taip. Paskui pridedam tiesiog
Kitą reikutę arba liniuotę, jeigu turite. Nubraižote liniją. Dabar turim kampą, pagal kurį turi būti šita reikutė formuojama. Pradžiai taip grubiai suformuojam šitą kraštinę. Paskui paimam oblį. Jeigu reikutė pas mus dabar horizontaliai, obliuoti mums reikia ne tokių kampų, o realiai va tokių. Ne? Nu va. Pirmas bandymas. Užbaigta reikutė atrodo panašiai taip. Įsidėti čia ir pažiūrėti, kaip jinai glaudžiasi. Matome, kad biškį nepataikėm. Tai reikia šitą kraštą biškį dar paploninti. Antrą kartą. Ir dabar žymiai geriau. Tai va, žiūrėkit, čia buvo mūsų linija ir taip atsistoja mūsų reikutė. Aišku, idealiai reikėtų ją paploninti dar šiek tiek, bet iš esmės to daryti nelabai būtina. Ir reikutė pas mus važiuoja. Ir grubiai tariant suleidžiame jinai va tokiu būdu. Ok. Sekantis žingsnis būtų toks. Dabar aš ją pastatysiu į vietą, kur jinai turėtų atsidurti po klijavimo. Aš ją dabar laikinai užfiksuosiu, tam, kad man žinoti, koks pas mus tikslus ilgis gaunasi. Su klampiam pritempiam reikutę. Nes čia toliau ją mes galėsim irgi prispausti į vidų. Aš negaliu į tokį rezultatą žiūrėti be ašarų, nes matosi, kad trūksta labai mažai. Bet iš tikrųjų mes pjausim reikutę kažkur tai šito vietoj, nes čia jau nėra stipraus išlenkimo kaip korpuso centre, tai čia pasipriešinimo praktiškai nebus, mes čia galėsim labai gražiai įkomponuoti praktiškai vieną trumpą gabaliuką. Mūsų pjūvis bus šitoj vietoj, į tą pusę. Gabaliukas pasibaigs kažkur tai ties šitą liniją. Čia visuomet padedu klampę, kad žinoti, iki kur pilti klijų. Taip. Kažkur tai iki čia. Aha, gerai. Dabar duodam klijų šiai vietai. Okay. Ir toliau pats svarbiausias momentas. Mes ją turėsim čia įstatyti. Jinai įeis pakankamai lengvai, nes klijai veikia kaip tepalas. Čia dabar laikinai dedam laikiklį, kad nepabėgtų. Ir per centrinę liniją tiesiog tempiam ant savęs. Ir čia ją ir fiksuosim. Ir iškart pastatysim laikiklį, kad jinai netyčia niekur nepabėgtų. Dabar randam centrą tarp šitų. Statom į vidų. Iki galo. Kabė. Dabar šitoji vieta. Kabė. Ir jau čia viskas pas mūsų vietą atsistoja praktiškai natūraliai. Toliau aš viską klijų perteklių nuvalau su skudurėliu, nes kai jisai
išdžius, jį nuvalyti, nukrapštyti nuo medienos bus galima bus, bet žymiai sudėtingiau negu tai padaryti šiame etape. Štai taip atrodo reikutė, kurią aš ką tik priklijavau. Visos tos vietos dabar užfiksuotos, prispaustos, klijai viduj. Ir štai pas mus galiukas, kurį reikės suvesti, suleisti su šia vieta, lygiai taip pat, kaip aš tai padariau pačioj pradžioj. Štai antras gabaliukas, dabar iš esmės pakartosiu tą patį, ką padariau su priekiu. Čia reikės uždėti tą gumytę, nes man reikia, kad šita detalė nejudėtų visiškai. Kai aš bandysiu suleisti šiuos du kraštus, aš nenoriu, kad šitas kraštas kiltų viršų. Man reikia, kad jisai stovėtų lygiai. Aš suleisiu antrą detalę po jo ir jinai veiks kaip klampė pati iš savęs. Važiuoja. Tikiuosi jums matosi, nes tai va štai tokiu kampu. Čia priekis, čia sujungimo galas. Jeigu šitą galiuką aš įstatysiu į savo vietą į priekį, matai, čia matosi, kad vis tiek nepataikiau, bet nepataikiau gerąją prasme, nes čia kokie 7 mm, tai dabar patrumpinsiu. Na, o štai pagaliau dabar jau tikrai viskas tvarkoje. Tos kraštinės. Ir viskas pradžiai įkišom priekį. Taip. Primatuojam galą. Ir stumdom biškį atgal. Prilaikyti reikutę šitoj vietoj. Fiksuojam viršų. Tokiu būdu ir čia viskas pas mus irgi labai gražiai atsistojo. Štai ir viskas šiam kartui. Toliau reikutės klijuojamos labai lėtų tempu, nes aš dabar negaliu nuimti šito sujungimo, kol jisai neišdžius ir negaliu dėti ant viršaus sekančios reikutės, nes čia tokios ganėtinai sudėtingos vietos. Todėl tenka laukti, kol reikutės pataps tokio ilgio, kad aš jas galėsiu nekarpyti ir jų nereikės klijuoti. Sekantis epizodas bus apie paskutinį whisky planką. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite uždėti laiko ir užprenumeruoti kanalą. Ačiū ir bučiuoju ate.